Tai ne vien Dovydas yra Grigelis, yra Dovydas ir yra Pinko, kurie iš tikrųjų labai... Ir Auga Mugevičius neblogas, aš čia žiūrėjau, kaip treniravas, tai 3-4 vyrukai yra ekstra klasės. Bet vėlgi sakau, tai, suprantat, tam, kad čia aplošė kokį tai gruziną ar kažkokį mačą ten gerą sužaidė, tai dar nėra didelis rodiklis. Tokių žmonių, vat, kaip jie visi tie gabūs ar ten talentingi, yra pilna visur. Ir po to viskas priklauso nuo to, kur dirba, kaip dirba, su kuo dirba ir už kiek turi, kiek važinėja. Kiek gali leisti tam procesui pinigų, tarkim. O jeigu to nėra, tai čia vienas kitas turnyras sužais ar ten vieną kitą tą futuresą. Jeigu jie nesulošia dabar, tarkim, iki 25 turnyrų jaunių ir nepajaučia, kas tas pergalės skonis yra, perėjus lošti profesionalų turnyrus, jie per metus gali būti žuvę visiškai. Tas balansas tarp laimėjimo ir pralaimėjimo yra labai svarbus. Jisai laimėjimų turėjo daug kartų daugiau, negu yra pralaimėjimų turėjęs kol kas. Tai jam šitas dalykas nėra ypatingai sunkus. Bet tie, kurie pereina žaidėjai iš jaunių į profesionalus ir po to pradeda lošti futurą, yra, kur po 2 metus net po ratą nepraeina. Ir iš vis arba meta tenisą, o tie, kurie išgyvena, po to jam ateina tas laikas, jie pradeda žaisti. Vienaip ar kitaip, ar kažkiek tai. Bet masė žmonių nežaidžia. Nes labai sunkus dalykas. Kaip reikėtų vertinti dabar mūsų